Reiškia, jeigu aš parašau 1.1, 1.2, 1.3 darbai ir jiem noriu suteikti bendrinį pavadinimą, darbų grupės pavadinimą, tai paprastesnis būdas yra užduočių skirtuke uždėti kepurę, matot, summary. Ir tiesiog aš rašau ten darbų paketas 1. Kažkoks darbų paketas 1 ir išrašau, reiškia, ir automatiškai man jos padeda po apačią. Ir čia yra vėlgi, kuris bus rašomas po apačią, jisai automatiškai bus įdėtas į va šitą jau esančią hierarchiją. Vat, sakysim, jeigu aš rašyčiau kažkokį tai darbų paketas 2, jį automatiškai jau deda po apačią, o man reikia, kad jis būtų viename lygyje su darbų paketu 1. Tai aš turiu pažymėti ir su rodiklėlė pasakyti, kad jis yra aukštesnio lygio. Ja, ir tada reiškia vėl ten 2.1, 2.2, 2.3, pažymiu ir padedu po apačią.